Ir turti mumise tą paguodą, tai yra būtent tikėjimas. Žinoma, šiandien ko gero daugiau yra priekaištų. Priekaištų netgi pačiam Dievui. Kodėl neapsaugojo, kodėl leido tokie nelaimė įvykti. Tai yra natūrali mūsų žmogiška reakcija. Bet lygiai taip pat būtų beprasmė, jeigu mes neieškotume tos vadinamos tiesos apie žmogų. Taip, Dievas pašaukia šį pasaulį, trokšta globoti, laiminti, stiprinti, vesti džiaugsmo ir gėrio keliu. Bet lygiai taip pat Dievas yra visa ko viešpats. Pašaukia ir iš šio pasaulio. Mes esame jo kūriniai, kad ir kaip bebūtų keista, kad ir kaip bebūtų galbūt nerealu. Mes norime gyventi savo gyvenimą.